Sveiki, aš esu Marius Gorodeckis, esu Promo Cash & Carry šefas ir šiandien parodysiu, kaip tinkamai pasiruošti plieninę keptuvę darbui. Pirmiausia, reikia išsipakuoti ir įsiplauti po šiltų vandeniu, nenaudojant abrazyvių priemonių, reiškia tiesiog su muilu arba su indų plovikliu. Taigi, įsiplovę keptuvę, nusausiname sausu rankšluostėliu arba popieriniu rankšluostėliu. Užsikaitiname ant vidutinės kaitros ir pakaitiname porą minučių. Įpilame aliejaus, nei daug, nei mažai, maždaug trečdalis keptuvės ir paliekame pakaisti. Iki 10 minučių priklausomai nuo to, kokį naudojate kaitimo aparatą. Tai yra ar indukcinė, ar kaitlentė, keramikinė, ar tai yra dujos. Mūsų keptuvė jau užkaito, aliejus pradėjo rūgti, reiškia, nutraukiam nuo kaitros ir paliekam atvėsti su aliejumi. Na, aliejus keptuvėje atvėso, galime išpilti. Rekomenduoju vis tiek pilti metalinį indelį kažkokį, kad plastika dažniausiai būna įpilama, jeigu aliejus dar šiek tiek šiltas, išsilydo. Popierinių rankšluostėlių lengvai nusausinti. Ne visiškai išsausinti, bet tik nusausinti. Ir užkaičiame. Pakaitiname apie 2 minutės, kad aliejus nusigarintų. Štai taip atrodo mūsų jau užkaitinta keptuvė ir paruošta darbui. Papildomo aliejaus nenaudojam, pažiūrėkit, kokia graži plutelė pasidarė ant vištienos. Mūsų keptuvė atvėso, išplovėm naudodami indų ploviklį ir kempinėlę. Gerai nusausiname. Užpilame aliejaus ir aliejų įtriname į keptuvę popierinių rankšluostėlių. Taip keptuvę paruošiame kitam naudojimui ir kitam kartui nereikės pilti aliejus prieš kepimą. Laikykite paruoštą keptuvę sausioje ir vėsioje vietoje. Keptuvės impregnavimo procesą rekomenduoju atlikti 1-2 kartus per metus, kad apsaugotumėm keptuvės dangą ir kad keptuvė nerūdytų.